Grįžus iš Chersono mums beliko susikrauti paskutinę paramos dalį, kurią atsivežėm ir padaryti paskutinį reisą pas 214 specialiosios paskirties batalioną, kuris po mūšių Pakrovsko rajone buvo permestas į užnugarį rotacijai, kariškai vadinamai reorganizacijai, paprastai kalbant tai atsinaujinimui, nes gauna naują techniką, gauna naujus karius arba papildomą kiekį karių, kuriuos patys turi išskirstyti į pozicijas, į pareigas ir juos apsimokinti. Jūsų paramą jiems sudarė tokie dalykai kaip dizeliniai generatoriai, benzininiai generatoriai, benzopjūklai, kirviai, kastuvai, paprasti rankiniai pjūklai, remonto komplektai, raktai, įvairus konservuotas ir maistas ir užpilamos sriubos, tų pačių Kauno grūdų ir daug įvairiausių dalykų, kurie tenai vadinami pastovaus naudojimo arba sunaudojamos priemonės, kurių nuolat reikėjo ir reikės, juolab, kad jie mūšio Pakrovske metu prarado labai daug įrangos, tų pačių generatorių ir kitų dalykų, nes spaudžiant okupantams ir atsitraukiant iš užimamų, iš gynybos pozicijų, iš kurių tu matai, kad būsi išvarytas vienaip ar kitaip, kariams generatorių pasimti niekada nebus prioritetas. Tokiais atvejais svarbiausia išsigabenti savo sužeistus ir žuvusius draugus, negana to įrangos, kurios tu negali pasimti, ją privaloma sunaikinti dėl vienos paprastos priežasties, nes tie patys generatoriai ar ginklai arba radijo stotis, kuras, šaudmenys, viskas, jeigu Ukrainos kariai atsitraukdami paliks nesunaikintus, okupantai juos pasims ir naudos savo gerbūvį užtikrinti arba tęsti puolimą prieš tuos pačius ukrainiečius. Todėl 214 specialiosios paskirties batalionui ateityje yra reikalinga ir bus reikalinga didelė mūsų pagalba. Kariai labai laimingi gavę akcijos metu jūsų suneštas dovanas, kurias gavo kiekvienas bataliono karys. Ir mūsų paramos vizitas arba reisas pas 214 batalioną buvo paskutinis. Apibendrinimui per 13 misijos dienų apvažiavome visą frontą nuo šiaurinės Sumų apskrities per Charkovo, Dnipropetrovsko, Chersono apskritis. Iš viso perdavėme virš 7 tonų jūsų paramos. Reiso metu trim automobiliais pravažiavimo daugiau negu 7000 kilometrų. Sėkmingai ir saugiai grįžome namo į Lietuvą, kur viskas gražu, saugu, keliai tvarkingi, žmonės šypsosi, jokio pavojaus, jokių sprogimų. Ir norėčiau į Graikiją, bet negaliu, nes truputį atsikvėpiam, vėl pradedam paramos rinkimą iš naujo, nes iš tikrųjų karas tęsiasi ir jisai greitai tikrai nesibaigs. Ir tiek civiliams nukentėjusiems nuo karo, tiek patiems kariams, kurie kovoja už savo laisvę, reikia mūsų pagalbos.
Ačiū.